Kodėl darome rašybos klaidų? Iš pirmo žvilgsnio galėtų atrodyti, kad toks klausimas nėra tiesiogiai susijęs su fonetika. Kalbotyra šaka, kuri įvairiais rakursais nagrinėja kalbos garsų struktūrą. Bet reikalas tas, kad fonetika apima ne tik balsius ir priebalsius, bet ir įvairius prozodinius elementus, tokius kaip priegaidė, intonacija ar kirtis. Kiekvienam iš jų yra būdingi saviti akustiniai požymiai. Maža to, tarp šių dviejų kalbos elementų grupių vyksta nuolatinė sąveika. Kitaip sakant, prozodiniai elementai labai veikia balsių tarimą. Ši sąveika ir yra viena priežasčių lemiančių, kodėl mes darome rašybos klaidų. Pasitelkime konkretų pavyzdį ir nagrinėkime šį aspektą detaliau. Štai pavyzdžiui žodis gyvybė. Jis sudaro 3 ilgieji skiemenys gy, vy ir b. Natūralu, kad visais atvejais turime rašyti ilguosius balsius. Tačiau jei atidžiau įsiklausytume į jų tarimą, į savo kasdienį tarimą, gyvybė, pastebėsime, kad aiškiau ir tvirčiau ištarime tik centrinį skiemenį, tiksliau jo balsį, ilgai balsį į. O kiti likę 2 balsiai ištarimi silpniau ir netaip aiškiai. Nekirčiuotų skiemenų kitoks, silpnesnis tarimas ir yra viena pagrindinių mūsų rašybos klaidų priežasčių. Dėsningumas labai paprastas. Nekirčiuoti lietuvių kalbos skiemenys dažniausiai yra ištariami kitaip, silpniau, trumpiau ir neaiškiau. Tokiais atvejais mes tiesiog pasiremiame savo klausą. Arba kitaip tariant, veikia fonetinis rašybos principas. Rašome ne taip, kaip reikalauja rašybos taisyklės, o taip, kaip girdime. Tiesiog sistemingai nuolat pasikliaujame savo klausą. Kaip būtų galima išspręsti šitą klausimą? Tiesiog išsiugdyti pastabumą visiems nekirčiuotiems žodžių skiemenims. Ypač įrašome retesnį žodį. Galbūt tiesiog būtų verta atkreipti dėmesį nekirčiuotus skiemenis ir pasitikrinti šito žodžio rašybą. Tokia praktika bėgant laikui turėtų tapti įprastinė, o kai kurių sudėtingesnių, retesnių žodžių rašymas tiesiog virstų automatišku.